Pirmajame atvirame rajono krepšinio turnyre įmonės Daumantai LT tauriai laimėti Vikaičių krepšininkai pateikė stulbinančią staigmeną. Permainingame finale rezultatu 96-84 įveikė dažniausiai rajono lygose lyderiaujančią ir Nevėžio krepšininkais pasistiprinusią 32 ratų komandą. Vikaičių komandos vadovas Irvinas Kvilys ir rezultatyviausias komandos žaidėjas Einoras Stankus džiaugiasi pirmąją vietą, nauja tradicija tampančiame Daumantų LT taurės turnyre. Mūsų, kaip pasakyti, komanda praktiškai, Einoras vietinis, šaunuolis, o daugiau čia dalis yra iš Kėdainių, dalis yra mums iš Užpalių miestelių, kur mano prosenelis yra gyvenęs ir iš ten į Sibirą išvežtas. Ką žinau, daugiau visi, kaip matot, visi kaip vienas, komanda tvirta, jokių pykčių, kai nėra pykčių, kai yra komandinis darbas, tai ir galima kalnus suversti, tą mes ir padarėm šiandien, nors, sakau, aš tikrai nesitikėjau, vis dėlto mes, kaip sakant, gyvenam Vikaičiai toli nuo centro, vienas iš toliausiai miestelių esančių, bet stengiamės dalyvauti visur ir populiarinti Vikaičių vardą. Noriu Sauliui padėkoti, ko aš patys geriausi linkėjimai jam. Ačiū didelį turiu jam. Kartu, aišku, sakau, ir visai čia Vikaičių komandai. Didelis ačiū jam, vyrams. Lankiau sporto mokyklą ir buvau išvažiavęs į Ameriką 2 metus. 12 klasę baiginėjau dabar. Ir mano tikslas įstoti į LCU, sporto vadybą. Bet šiaip krepšinis tavo yra pomėgis ar kaip ir karjera? Dabar kaip ir pomėgis, kažkada buvo karjera. O šiaip ar smagu žaisti su šita bendruomenė? Labai smagu. Komanda tikrai yra draugiška, kovinga ir manau, kad galim daug ką nuveikti šiais metais. 32 ratų komandos iniciatorius ir rėmėjas Rimvydas Raščiauskas tikino, kad tokie turnyrai yra puikus laisvalaikio praleidimas ir nuostabus reginys, todėl komanda subūriama jau eilę metų. Mes anais laikais tą darydavom, tai čia iš kartų į kartą būdavo įvairių laikraščių taurės ir čempionatai. Matot, ne visi papala į aukščiausius lygius, reikia ir kažkam šitą lygį žiūrėti. Ir labai smagu, kai vyksta tokia aštri kova, visi kėdainiečiai yra, energingi vyrai yra. Paprašym, kad pavadovautų mūsų veteranas treneris Mickevičius, o komandai visą aš kaip vadinu, tai aš jį vadovą vadinu, tai yra Dalius brigadierius, jisai man kaip vadybininkas viską padaro, man tik tai belieka pasidžiaugti jų laimėjimais, bet ne vien būtinus tik tai pergalės, bet svarbiausia, kad jie žmonės judėtų ir matytų tokį gyvenimo tikslą kitokį, ne vien per kitokio pobūdžio reikalus. Daumantai LT taurės turnyro finalininkus apdovanojęs Virmantas Pikelis pasakojo, kad turnyre dalyvavo net 13 kėdainiečių ir kaimiškųjų seniūnijų komandų. Timo verslas, Ažytėnai, Akademija, Keleriškiai, 32 ratai, Aistruolis, Royal Team, Vikaičiai, Linėja Transport, Versmė ir jaunieji Kėdainių sporto centro bei sporto centro Daumantų krepšininkai. Prisimenant tas gilias tradicijas Kėdainių garso krepšinio turnyro, kuris daugiau nei 30 metų berods gyvavo, tai matomai, kad jis tikrai buvo jau prigijęs ir reikalingas ir jo nelikus, tai pasijuto tokį truputėlį tuštumą. Ir čia tiesiog pačių rajono krepšininkų, rajono krepšinio bendruomenės toksai buvo pasiūlymas ir noras, kad gerai būtų, kad tas buvęs tradicinis turnyras įgautų kažkokį pratesimą. Tai ir įmonė Daumantai išgirdo tokį norą ir pasiūlė padėti surengti, paremti šitą turnyrą. Dalyvavo 13 komandų iš viso rajono, sakykime. Tas pirmas turnyras jis buvo toks atviras, nebuvo ribojamas legionierių, taip galima pasakyti, skaičius. Tai tas, aišku, pakėlė lygį. Ir tiek, sakykime, tos komandos, kurios stiprinasi legionieriais, tiek tos vietinių žaidėjų susirinko tikrai gerus, pajėgius, jaunus žaidėjus. Tai manau, kad tikrai lygis buvo tikrai geras, sprendžiant tai, kad jis po pertraukos, pirmi metai atgimė, tai sprendžiant iš komandų gausos, iš, sakykime, žiūrint finalą iš atkaklumo, iš pajėgumo žaidėjų, matomai, kad jis tikrai vėlgi atgis ir vėl taps tradicinis ilgametis.